Kompiuteriniai žaidimai, kuriuose pagrindinė veikla yra šaudimas, gali turėti naudos lavinant reakcijos laiką, tam tikrą prasme akių koordinaciją, nes tu turi stebėti visą aplinką ir atkreipti dėmesį, kur koks priešas yra. Taip pat turi ganėtinai tiksliai nustatyti ir atvesti kompiuterio pelytį į savo taikinio centrinį tašką ar bent jau pakankamai arti jo. Lygiai taip pat šaudimo žaidimai dar lavina ir strateginį mąstymą, kaip ir gebėjimą valdyti stresą, nes retas žaidimas, kuriame nereikėtų daug judėti aplink teritoriją, kai šaudai. Tačiau anaiptol, kai mama varo vaikus nuo kompiuterio, tai nėra vien tik įsitikinimas, jog ekranai gadina akis. Pernelyg ilgai praleistas laikas žaidžiant gali sukelti nuovargį, socialinę izoliaciją ar net agresijos bei pykčio jausmus. Ypač jeigu žaidėjas yra jautrus smurtiniam turiniui arba tiesiog lengvai supyksta, kai jam žaidime tiesiog nesiseka. Labai svarbu palaikyti balansą tarp žaidimų realaus gyvenimo ir dar svarbiau mano nuomonė tai įvertinti jų turinį iš kritiško žvilgsnio. Pavyzdžiui, jeigu aš žaidžiu siaubo žaidimus, kuriuose vaizduojama nemažai kraujo, turiu suprasti, jog tai tik žaidimas ir niekas tame nėra tikra. Žaidimas naudojamas tik tam, kad sukeltų man dirbtinį stresą ir baimę, o aš tuo naudojuosi kaip pramogą. Nieko daugiau. Tas pats ir su šaudimo žaidimas. Jei žaidimas turi gyvūnų medžiojimo simuliaciją, tai nereiškia, kad galiu griebti savo darbį lanką ir šaudyti į keturkojus gyvūnus. Čia jau primena Jono Biliūno apsakymą Kliudžiau. Dar manau verta paminėti, kad šaudimo žaidimų poveikis apsiriboja tik ties virtualia erdve. Tai reiškia, kad gyvenime tokių įgūdžių pritaikyti negalime. Paprastai pasakius, šaudimo žaidimai nesuteikia praktinių žinių apie ginklus ar realią šaudimo patirtį. Lygiai kaip ir maisto gaminimo žaidimai manęs neišmokys tobulai ir nesudeginant išsikepti blynų. Žaidime mes naudojame virtualų tikslumą, tai yra jis svarbus tik tame žaidime. Bet štai realioje šaudimo situacijoje tokio įgūdžio pritaikomumas labai ribotas. Jis išlieka tik tame žaidime. Jis naudingas tik tame žaidime ir tai viskas. Žinoma, mes galime atpažinti pistoletą iš vaizdo, kulkosvaidį arba net granatsvaidį, tačiau fiziniai ginklo valdymo subtilumai jau yra visai kas kita. Niekam nepaslaptis, jog ginklai yra gaminami iš metalo. Jie turi savo svorį, kurio neįgudusi ranka vargu ar ilgai išlaikys. Tad tik filmuose bei vaizdo žaidimuose jūsų veikėjai geba nulaikyti ginklą iškėlę ir nutaikę ilgą laiką. Nesu profesionalus tokios temos žinovas, tiesą sakant, visa informacija yra iš skaitytų knygų bei nuodugnaus tyrimo, kuris šiuo atveju, nėra jau toks ir nuodugnus. Todėl nepriimkite mano žodžių kaip skatinimo daugiau žaisti. Viskas turi būti daroma su saiku. Pabaigai pridursiu, jog ne tik jūsų tėvų ar mokytojų atsakomybė yra tobulinti bei lavinti jūs patys šiais laikais turite daugybę neribotų galimybių. Internetas yra labai plati vieta, tad svarbu atsirinkti, kokią informaciją maitinate save. Tobulėkite ir imkite gerus pavyzdžius iš socialinėje medijoje matomų turinių kūrėjų. Net mano kuriami įrašai dažniausiai būna tik vardan humoro. Tai tiek.